Tai va, visų pirma, aš ką noriu padaryti, tai Bitcoino apžvalgą. Tai pažiūrėkim, ką mes turim, kaip reikia jį analizuoti. Tai visų pirma, kad reikia pradėti nuo didžiausio laiko ir matome, kad štai buvo nuo 2023 metų bull marketas, viskas kyla į viršų ir čia viskas yra normalu, kad viskas kyla, krenta, kyla ir kirtom šitą resistance ir dabar pagal viską turim grįžti protestuoti. Tai kaip seniau mes jau žinojom, jau prieš savaitę, dvi, kad kai kirtom šitą suportą, mes jau tada žinojom, kad viskas turi važiuoti į apačią. Nes kai čia kilo, sakiau, kad atsargiai, nes long termai vis tiek yra šortai. Ir mes tiesiog kirtom šitą suportą, grįžom protestuoti ir vėl didelis raudonas candle ir krenta į apačią. Dabar ką mes šitoj vietoj turim, tai esmė yra tokia, kad mes kabam tarp stipraus resistance, čia yra mūsų resistance ir mes turim labai stiprų supportą. Tai mūsų supportas realiai yra nuo 74 tūkstančių iki realiai 70 tūkstančių. Tai va, šita visa zona mūsų yra būsimas supportas. Ir kaip sakiau visada, kaina kyla, kaina krenta, viskas čia yra tvarkoj, kad jinai krenta, tik man nepatinka, kad šitoj vietoj aš esu skeptiškas dėl longų, visą savaitę buvau, dėl to, kad mes kabam vidury, mes tarp šičia, pavyzdžiui, niekur nėra supportų, tai mes čia turim resistance ir čia turim supportą, todėl tokiu momentu, kai tu kabai kažkur vidury, yra labai pavojinga kažką daryti. Tada ką mes, čia jau viskas išaiškėjo, pasižiūrėjom savo long terminius supportus ir resistance, einam į mažesnį laiką. Ir ką aš matau šitoj vietoj, tai visų pirma nusibrėžiam linijas, tai šičia turim downtrendą ir šičia mes brėžiam, tarkim, nuo šito taško iki čia ir prasitęsiam. Tai šičia yra downtrendo resistance linija, štai šita, tarkim, žalia linija. O štai šičia nusibrėžiam per žemiausius taškus, šičia mūsų yra downtrendo supporto linija. Tai supporto linija, kad jeigu paliečia, gali vėl atšokinėti. Ką mes dabar turime štai šitoj vietoje, tai būtent šitą patterną. Gerai, šitoj knygoje jisai horizontali resistance yra vieta, tai va ką jis rodo, kaina nukrenta, tada kaina atšokinėja pirmyn atgal ir ji mažėja ir šitas supportas aukštėjantis. O čia realiai nėra skirtumo, kaip ir minėjau, visokių yra tų patternų. Yra tiek, jie visi tą patį daro. Yra štai toks gali būti patternas ir važiuoja į apačią. Gali būti kaip tam pavyzdyje. Štai toks patternas irgi važiuoja į apačią. O pas mūsų yra šiuo metu štai toks. Tai kad kaina tiesiog viršūnės žemėjančios, o žemiausi taškai kylantis, knygoje rodo šitą tokį patterną, kad čia yra horizontaliai pas mus mažėjantis taškai, tiksliau atsiprašau, yra toks ir yra dar kitoks. Tai šitas realiai tas variantas, nėra skirtumo ar jis ten ar taip. Bet pas mumis reiškia štai šitas variantas yra. Ir mes jau ne kartą turėjom šitą patterną ir ką jis daro, tai
esmė yra tokia, kad štai šį čia turim didelį kritimą ir mes vat šokinėjom pirmyn atgal. Ir dabar vėl kilsim iki čia, vėl pakrisim, va ir gali va taip judėt ir tikrai žymiai daugiau šansų yra, kad kris į apačią. Ir tada reik laukti, kol kirs šitą mini uptrendo supporto liniją, kirs, grįž protestuot ir tada labai daug šansų, kad pagaliau mes nukrisim iki mums skirto pattern. Tai irgi čia žiūrėsim, kaip marketas judės. Vienas būdas yra, kad kaina gali nukristi iki 74 000 ir tada vėl atšokt ir gali štai va taip jisai judėt, spaustis ir spaustis tol, kol aš labiausiai ko norėčiau, tai kad būtinai paliestų štai šitą savaitinio laiko ir mėnesinio uptrendo supporto liniją. Tai geriausias variantas būtų taip, kad vat mes per kitą savaitę kristumėm, gal dar pirmadienį biški vat čia nieko neįvyktų ir per visą kitą savaitę kristumėm. Tai čia būtų geriausias variantas, nes čia yra sveikiausias dabar variantas. Ir kodėl dar galvoju, kad čia yra bus šortas, nes šitas patternas niekada longui nėra, niekada, va, pavyzdžiui, jeigu jis taip artėja, labai, čia vienetai, 1 iš 100 treidų, kad šoks į viršų, bet čia plus, realiai viskas rodo, kad labiau kritimai yra. Tai kaip irgi žinau, kad būtent gali kristi iki 70-74, tai išsimatuoji šitą atstumą, bet nuo prieitos viršūnės iki šito žemiausio taško turi -18%, tai ir kai čia pakils, nuo šito taško irgi reikia atmatuoti 18%, įrodo, kad vat, būtent iki 70 000 turi tikimybę leistis. Tai va, ir palei knygą rodo, kad reikia matuot vat nuo šito taško, kai kerta 18%, bet aš iš praktikos galiu sakyti, kad visada reikia nuo viršūnės matuot. Ir šitas yra patternas tiesiog continuation. Continuation reiškia, kad jeigu, tarkim, krenta, marketas krenta, tai jis tiesiog yra tokia kaip tarpinė stotelė, vat grįžta, biški vat pračekina kažkokias tai kirstas vietas ir toliau važiuoja. Dažniausiai šitas patternas būna, tarkim, vat įsivaizduokit, čia va buvo supportas, va pavyzdžiui, marketas kilo ir tarkim būna taip, kad vat pavyzdžiui šičia kerta supportą ir tada jisai va taip sugrįžta su to patternu ir važiuoja į apačią. Tai jis realiai yra tiesiog toks, kad protestuoja kirstas vietas. Aišku, dažniausiai tai kyla iki golden zonos, vat reikia nuo čia nusibrėžti iki čia, tai dažniausiai tas taškas būna ant 0,5 ir tada važiuoja į apačią. Tai mes irgi galim pasižiūrėti, kad vat nusibrėžiam ir matom, kad štai šitoj vietoj turime mes golden zoną, daug kas žmonių čia šortina, taip pat galim pasižiūrėti su fixed range volume profile, kur mums didžiausias šortinimas yra. Tai reikia, jeigu norit sužinot, kur daugiausia šortina ir kur yra stipriausias resistance, tai vat įsivaizduokit, čia yra viena banga, vienas veivas, tai reikia du žymėti per 2 atgal, tai vienas vat atgal ir yra antras. O jeigu čia nesupranta, tai žiūrėti į RSI, vienas pakilimas ir paskutinis nukritimas. Tai turit vat spaust nuo šito, kur prasideda kilimas ir nuvest iki kur pasibaigia šitas žemiausias taškas. Ir ką mes matom, tai vat uždegė, kad būtent horizontaliai, vat štai šita vieta 88,5 yra labai
stiprus resistance. Vat matom, kad štai šičia vienas šitas toks candle horizontalus rodo, kad 100% kiek treidino tarkim žmonių ir vat rodo, kad 50 dega raudonai, 50 žaliai, tai 5% shortino, 5% longino. Tai galima tikėtis, kad gali jis taip vat judėti ir nuo šitos vietos gali kristi. Tai va, aš negaliu atspėti, ar nuo čia atšoks, ar nuo čia reiks stebėti, rytoj pamatysim. Esmė yra tokia, kad daug šansų yra, kad tiesiog aš manau, kad visada atšokinėja nuo downtrend resistance. Tai va gali judėti ir kažkur nuo šitos vietos, nes čia visa ta zona yra pavojinga ir golden zona jau esam, tai daug kas ir čia shortina, kiti gal lauks, kol priartės prie fixed range volume profile vietos ir nuo šičia tikrai žymiai daugiau šansų turi kritimui. Tai va ir pats geriausias variantas būtų, kad mes dar vieną savaitę pakristumėm ir nuo šitos vietos prasidėtų naujas bull marketas. Bet irgi tada reikia, irgi mes dar stebėsim, kokia bus ekonominės naujienos, ar šiaip bus daug gerų kripto naujienų, nes visada yra taip, žiūrėkit, pavyzdžiui, geriausias variantas bus, kad mes nukrisim ir už kokių 1-2 savaičių prasidės vien tik geros naujienos, ten pamatysit socialiniuose tinkluose tenai, ten tipo, kad ar kartais neprasidėjo naujas bull marketas, visi traderiai tenai mes brėžinius, kad aš užsipirkau ten, gausim kokių notificationų iš tų banginių alertų, kad daug kas užsipirko kripto, tai čia yra geras naujienos. Ir tada bus super, jeigu dar gerą žalią candle pamatysim su geru volume, tai tada gali prasidėti dar, manau, paskutinis veivas į viršų, dar turi šansų. Tai pirmas, bet dabar aš neanalizuosiu, iki kur gali kilt, bet esmė, kad, nes mums čia dar yra, pirmą sulaukim, kol nukris. Tai va, bet blogiausias variantas gali būti tai, kad mes tiesiog nukrisim iki čia ir šitoj vietoj mes nesugebėsim atlaikyti šito supporto ir bus blogos naujienos, dar daugiau visi shortins, traderiai, kurie nematys gero volume, kažkokių longui patternų irgi nelongins, tada kiti gaus dar didesnius minusus, kurie investuoja. Irgi dar labiau panika, jeigu bus, tai tada kripto gali toliau važiuoti į apačią. Tai va, šito atspėti neįmanoma. Mes ką galim padaryti, tai prisitaikyti prie to, kas įvyks. Tai va, čia aš manau už savaitės, už 2 pamatysim.